Spalio 28-osios naktis lyg padengta sidabro šviesa. Vėjas šnabžda tyliai, tarsi neštų senus žodžius iš toli. Tu stovi nematomų kelių kryžkelėje ir tyla kalba garsiau nei žodžiai. Pasaulis virsta veidrodžiu, kiekvienas žvilgsnis, kiekvienas atodūsis tavo sielos atspindys. Tokiomis dienomis sapnai ir tikrovė susilieja, o riba tarp pasaulių išnyksta. Tu neturi ieškoti atsakymų. Jie jau šnabžda tau. Reikia tik išgirsti.